Sveiki sulaukę naujų kalendorinių 2026 metų. Taigi nauja pradžia, naujos viltis, nauji darbai bei tikslai. Ar jūs pasiruošę? Tai šiandien ypatinga diena, tai yra sausio 1 2026 metų. Be abejonės astrologiškai tai vis dar ta pati gyvatė valdo sausio mėnesį ir tik vasario 17 dieną prasidės ugninio arklio metai pagal kinų mėnulio kalendorių. Tačiau aš visuomet rekomenduoju labiau remtis gamtos ciklu, nes pagal gamtos ciklą tai naujieji metai prasidės tik su pavasario lygiadieniu. Ir tai vyksta tada, kai Saulė žengia į pirmąjį avino zodiako ženklo laipsnį. Na, o apskritai labiausiai verta minėti ir švęsti tai asmeninius naujuosius metus, kurių atskaitos taškas yra jūsų gimimo diena. Ir tas momentas gali įvykti dieną prieš, dieną vėliau, kartais ir tą pačią tiksliai dieną. Viskas priklauso nuo asmeninės Saulės grįžimo į tą patį laipsnį, kaip buvo gimimo momentu. Taigi, būtent vakar tiesiog palydėjome senus kalendorinius metus, šį rytą pasitikome naujus ir šiandien turime ypatingą dienos kodą numerologinį. Tai yra apskritai 2026 metai, tai yra 10 energija, fortūnos rato energija, kuri byloja, kad visus metus mes turime ypač pasitikėti savimi, visata, žmonėmis, viskam sakyti taip. Taip, taigi būkime drąsūs, būkime iniciatyvūs, būkime savarankiški visus metus. Nes ir vienetas skatina, pirma energija skatina veikti, imtis veiksmų, jau nebeanalizuoti, nebegalvoti, o iš tikrųjų kažką padaryti dėl savęs, dėl kitų, dėl žmonijos, dėl visos žemės. Taigi, ypatingas kodas dienos rašome ant riešo 111. Taigi sausio 1 ir 2026 metų sudaro skaičiukus pasikartojančius 111. Ir tai byloja, kad būtent šiandien, ką pagalvosite, ką nuveiksite, ką palinkėsite sau, kitiems, už ką padėkosite, visa pildysis, ko panorėsite. Taigi, svajokite, pradėkite, planuokite, darykite, realizuokite savo idėjas. Tegul tai būna pradžioje impulsas, mintis, idėja ir visa tai realizuosis kasdienybėje. To ir linkiu. Taigi gražios dienos ir sėkmingų metų, prasmingo viso sausio mėnesio.